nuo 1999 metų, kada Trakų rajono savivaldybė priėmė sprendimą steigti jį, po to mūsų savivaldybės taryba nuo 2000 metų priėmė vienokius ar kitokius sprendimus dėl šio sąvartyno atsiradimo. Tačiau tas klausimas yra kur kas platesnis. Man atrodo, kada mes svarstėme prieš 7 metus, prieš 6 metus šį opų klausimą visiems, buvo visiškai kitas požiūris ir tikėjimasis, kad atliekų tvarkymas bus einamas kita kryptimi. Tas, kas šiandien Respublikos mastu yra, nėra padaryta. Viskas, kaip žinote, mes visi esam šio sąvartyno įkaitai, suverčiam vieną krūvą ir vežam į ten. Tai, kad turėtų būti rūšiuojama, ir tų atliekų vietoj 100% turėtų būti 50, 30 ar kažkiek, tai tik tiek liktų. Taigi būtų visiškai kitas jojo, čia būtų antra dalis klausimo atsakymo, tai apie jo plėtrą ir kitus dalykus. Šiandien nepajudėjęs klausimas dėl kito aplamai, dėl atliekų rūšiavimo, dėl kito atliekų deponavimo arba deginimo ar kitokių būdų. Taigi, aš manau, kad tai klausimas ne tik tai būsimam merui, ne tik tai Elektrėnų savivaldybės tarybai, bet kaip žinote, tai yra klausimas yra opus visiems gyventojams visos Respublikos gyvenant, ir jeigu tai bus nesprendžiama Respublikos mastu, aš nemanau, kad bus lengva ir mums čia visiems taryboje. Tačiau šiandien mes turim, ką turim, ir iš to, ką turime, mes turėtume maksimaliai išspausti tai, kad gyventojams, kurie yra arčiausiai sąvartyno, būtų pasiekta maksimali nauda arba bent jau kompensacija už tai, ką jie patiria. Šiandien praeitą savaitę man teko kalbėti su už praeitos kadencijos, ne paskutinį, bet prieš tai buvusiu apskrities viršininku, ir jisai tiesiog šiek tiek pasišaipė iš Elektrėnų savivaldybės, kad jūs nesugebate atstovauti taip gyventojus, kad išreikalauti iš Vilniaus apskrities regioninėje taryboje, arba iš pačio, jeigu taip konkrečiau, tai iš pačio Vilniaus, kad būtų kainos sumažintos ir būtų ne tik tai tam tikras poveikis, bet ir atitinkamai, kaip minėjau, maksimali nauda. Taigi, aš manau, aš pats tikrai stengsiuosi, kad su jūsų pagalba būtų padaryti visi įmanomi darbai, kad tas poveikis būtų kuo mažiausias. Ir gyventojai, tie, kurie jaučia tą ne tik tai sąvartyno, bet ir valymo įrengimų ir kitų ten šalia esančių objektų, tai žinote puikiai paukštynų ir kitų įtaką paukščių tų fermų. Taigi turime padaryti taip, kad būtų tas poveikis kuo mažesnis.